sveiki visiems. Šiandien bus tokios gyvenimo istorija. Oi, kokia aš pavargus, reikia kelti sesę. Sesutė, kelkis. Kas nutiko? Sesė, nieko nenutiko, viskas gerai. Ai, o tai ko kėlei tada? Į mokyklą reik. Reikia greičiau rengtis ir skubėti į mokyklą. Lekiam! Mergaitės, jūs kažkur išėjot? Kur mergaitės? Kur mergaitės? Mes jas puola, bet mes jas negalėjom palikti kažkur. Margareta, nesijaudink, viskas bus gerai. Aha, gerai, kaip tu kiekvieną kartą pasakai, kažkas atsitinka. Dar mums reikia elgtis labai tyliai, nes prižadinsim savo vaikučius, kurie ne per seniausiai užmigo. Skambiu policijai, mes turim iškviesti policiją, kad surasti vaikučius mūsų. Margarita, tu paskambink, aš dabar nerandu savo telefoną. Kaip visada, tu nieko nerandi, kaip reik. Labadiena. Ar jūs galite, atvažiuokite čia. Mes nerandam savo vaikučio ir manom, kad jis kažkur pametėm. Prašau, atvažiuokit kuo greičiau. Gerai, tai būsim. Dabar tik tais reikia tikėtis, kad viskas bus gerai. Viskas bus tikrai gerai. Nepėsink manęs. Mamyte, labas. Aš jau atsikėliau ir noriu jau eiti žaisti. Aš ne per seniausiai norėjau dar valgyti, bet jau nebenoriu. Aš buvau atsikėlus, bet dabar užmigau vėl. Ir taip kiekvieną kartą. O kur sesutė dingo? Kur mano sesutė? Kur mano sesė? Pasakykit kuo greičiau. Meluojamės ir patys nežinom, vis dėlto ir verkia. Nieko, viskas bus gerai, policija jau jų ieško. Tikrai, myliu tave, mame. Aš taip pavargau, ją irgi. Dukra? Taip, mama, mes jau atėjom. O kas nutiko? Mes buvom mokyklai. Jėzus, kokia šiandien savaitės diena? Pirmadienis? Jėzus, iš jų galvos sekmadienis, jau taip įsigandu, kur jūs nuėjot. Mama, mes visą laiką buvom mokyklai. Dieve, atleiskit man, dukrelės, aš jau policiją netyčia iškviečiau. Ei, alio, jūs šiaip policiją iškvietėt. Oi,